kas čia toksai? Jeigu tu žolę pjautum, nereikėtų man vėjos roboto. Ai, pažiūrėjau, koksai. Norit paklausyti, kaip robotas kalba, kad įsitikintumėt, kad tikrai taip yra. Klausykit. Pradėsiu pjauti. 8:00. Pasakė net kelintą pjaus. Kitą kartą pasako iki kelių pjaus, kiek akumuliatoriaus liko, kada važiuoja namo. Užduotis pradėta. Pjovimo procesas tęsis maždaug 3 valandas. Net turiu garbės pristatyti jums patį naujausią, geriausią štiliaus vėjos robotą iMOW 7 Evo, kuris yra dar protingesnis ir dizainiškai gražesnis. Tuoj pasakysiu visus privalumus. Šis vėjos robotas turi sensorius, panašiai kaip automobilyje, ir jisai jaučia, kada privažiuoja prie kliūties. Nesvarbu, prie terasos, prie medžio ir sulėtėja, kad neatsitrenktų labai stipriai. Kitas dalykas, ką jisai turi, tai LED juosteles, kurios atrodo labai gražiai ir čia sensorius užsidega, matosi kiaurai, nes mes galime matyti, ką jisai veikia, ką jisai rodo. Plus, pas save appse, pas save telefone, jūs galite matyti jį, reguliuoti ir su juo, vadinkim, komunikuoti iš bet kurios pasaulio šalies. Dėl to, kad jis veikia ir nuo GPS-o, ir nuo SIM kortelės. Tai tą ir tą turint, jūs bet kokioj sodyboje pasileisite ir su juo galėsite susirašyti, susiskambinti, pasakyti, ką jam daryti. Aukščiau pjaut, žemiau pjaut, ten važiuot, grįžti į stotelę. Jis tą ir padarys. Robotas gali pjauti iki 50 arų plotą. Tai patikėkite, tai yra gan daug. Ir jeigu jūs turite sodybą, tai galite pagalvoti, koks jūsų sodybos plotas, vėjos būtent pjaunamos, ir galbūt kuo puikiausiai įveiks tokį plotą. Jeigu turite hektarą, 2 tokius paleiskite ir jie abudu labai gerai susitvarkys. Jeigu savo sodyboje turite įkalnių, kažkokių kalnelių, kur turi įvažiuoti, iki 45 laipsnių jisai veiks taip, kaip yra. Jeigu turite dar statesnius kalnelius, iki 55 laipsnių, tada reikia uždėti specialius ratelius ir jisai gali įvažiuoti, nuvažiuoti, susitvarkyti su gan didelėm įkalnėm. Būtent šis vėjos robotas gali lietuvių kalba informuoti apie veiksmus, kad patvirtinti, eiti, važiuoti namo ir panašiai, ir nelengviau susimontuoti. Tai jeigu jį truputėlį bent kilstelėjus, iš karto sustoja peilį suktis ir užsikoduoja, kad vagys ar kiti negalėtų jo panaudoti. Na, kitas paprastas dalykas, bet visuose štilprotinguose robotuose yra, tai yra lietaus daviklis. Ir jeigu pradeda lyti, jeigu veja pasidaro šlapia, tam, kad jos nepjautų ir nesiveltų tie peiliai, nedirba, važiuoja namo, kraunasi ramiai, laukia, kol lietus nustos. Todėl ir dažnai sakau, kad lietaus tą visą krovimo aikštelę montuokite taip, kad lietus ant jos užlytų. Kas truputėlį kitaip negu visuose standartiniuose vėjos robotuose, tai kad peiliai besisukant, jie išlenda ir jie tada pradeda pjauti. O šiaip, kada sustoja sukimasis, nustoja, tada peiliai būna sukritę į vidų ir neišlindę netgi. Peilius pakeisti lygiai tas pats kaip ir senesniuose vėjos robotuose, tai reiškia, kelių pirštų pagalba galima užspausti apsaugą ir atsukti, nuimti visą šitą diską ir peiliukus pasikeisti. Šio vėjos roboto privalumas peilių, kad jie kiekvieną kartą sustojus, peiliai sukasi vis į kitą pusę. Taip išlyginamas yra peilių dilimas ir jie tada tolygiai subalansuotai sukasi ir tolygiai labai dirba. Parodysiu, kaip paprasta ir greitai galite pakeisti šiam vėjos robotui peiliukus. Atsukame laikiklį. Tada atrakiname peilių prispaustuvą. Štai peiliai laisvi. Pakeičiam kitus peiliukus. Vėl uždedame laikiklį, užfiksuojame. Viską dedame. Pakeista. Su vienu komplektu peiliukų galėsite vidutiniškai dirbti apie 200 valandų. Netgi išmes jūsų programėlėje, kad tiek pradirbo ir jau laikas keisti. Bet tarp kitko, nesijaudinkite, nes perkant visą komplektą, perkant dėžę visą su robotu, jūs gausite 3 komplektus peiliukų pakeitimui. Tai reiškia, jums keliem metam to užteks. Vėjos robotai, kada važinėja, jie pjauna veją ir nupjautą veją numeta po apačią. Tai reiškia, mulčiuoja. Tas mulčiavimas tai praturtina organiniam dalim, vadinkime, dirvožemį, laiko drėgmę gerai ir gaunasi, kad jūsų veja ir patrešta, ir geriau prilaikanti drėgmę ir yra žalesnė, gražesnė visą laiką. Tai vėjos robotas čia tikrai pagelbės. Tie, kas nori turėti žalesnę veją, gražesnę ir tikrai žino, ką daro, tai žino, kad karštą vasarą reikia veją pjauti aukščiau. Na, o kada jau rudeniop arba pavasarį, kol vėjas yra vėsesnis oras, vėsiau, tada pjauname žemiau, kad greičiau vėdintųsi veja.
Ir tą padaryti šiam vejos robotui yra ypatingai paprasta. Jūs tiesiog telefono pagalba paaukštinat, padidinat ir vejos robotas nusileidžia arba pakyla ir pjauna aukščiau arba žemiau. Stihl iMOW 7 Evo modelis gali turėti 3 skirtingas zonas netgi, kur skirtingai pjauna. Pavyzdžiui, jeigu jūs turite savo didelį sklypą ir turite viena zona yra kažkur tai sodo zona, kur krenta obuoliai rudenį, kita zona yra vaikų žaidimo aikštelė, o kita zona yra kažkokia tai namo fasadas, ar ne? Namo fasadą suprogramuojate, kad pjautų kiekvieną dieną ten griežtai ir turi būti gražu. Vaikų žaidimo aikštelė tik tada, kada nežaidžia vaikai ten, kol kažkur tai iki pietų ar po pietų jūs kaip norite susiprogramuojate. O soda, pavyzdžiui, jums krenta vaisius, jums nervuoja kiekvieną dieną eiti, tai jūs susiprogramuojate taip, kad jisai pjautų sodą tik tada, kada jūs esate namie ir obuoliai yra nurinkti. Ir jums labai pagelbės jūsų ūkiniam darbe. Šis vejos robotas turi gido kabelį, reiškia, iš kiekvienos zonos jisai pasigauna kabelį ir kada reikia važiuoti krautis, tiesiausių kelių grįžta ir kraunasi, o ne važiuoja visų perimetrų tam, kad važiuoti ir vėl į stotelę ir vėl pasikrauti. Sutaupys laiko ir neišvažinės taip kraštų. Vejos krovimo aikštelę parinkau specialiai tokią vietą, kur laisvai dasiekčiau su krovimo aikštelės kabeliu iki elektros tinklo. Plus aikštelė turi būti horizontalioj lygioj vietoj, čia taip ir yra. Ir gerai būtų, jeigu vejos robotas galėtų išvažiuoti į vieną, į kitą pusę tiesiai nuvažiuoti, nedėkite į kampą, dėl to, kad jisai dažnai važinės ir kampą išvažinėja labai stipriai. Tai labai aktualu anksti pavasarį arba vėlai rudenį, kada yra šlapia ilgai, tai išmala tą vietą. Todėl turi išvažiuoti 180 laipsnių kampu, dedam čia, rozetę turim netoli, jis galės išvažiuoti į vieną, į kitą pusę, gido kabelį nutiesime tiesiai, kad jis tiesiai parvažiuotų kuo tiesiau, kuo greičiau. Ir viskas, beliko ištiesti laidą, apkeliauti aplinkui visą perimetrą ir grįžti. O gido kabelis nuvažiuos tiesiai per vidurį to sklypo ir įsikirs maždaug kitoj pusėj, priešingoj pusėj vidury kabelio. Tukšt įsikerta ir viskas. Vejos robotas žino trumpiausią kelią, kaip grįžti į krovimo aikštelę. Kabeliui visam užtvirtinti naudosime vinis ekologiškas, kuris po kiek laiko ištirpsta, tiesiog jo nelieka. Aš nežinau, iš ko pagamina, turbūt krakmolo, celiuliozės, dar kažko, bet jisai sunyksta ir neužteršia. Suinstaliavom vejos robotą naujausią ir dabar galiu pasakyti jau, kada važinėjo ir visą dieną bandau junginėju, testuoju, žiūriu, ką jisai veikia, kaip jisai reaguoja. Man labai patinka. Ta prasme, labai paprastas valdymas. Padeda ir LED juosta, ir matrica, tokie užsijungia ikonos, kurios sufleruoja, ką spausti, ką jisai veikia, ką jisai daro tuo metu, ką galvoja. Ar ne, plus visas valdymas lietuviškai meniu telefone, ką aš galiu pasirinkti, reguliuoti aukštį, reguliuoti grafikus, kuriom dienom, kiek valandų pjauti, kada pertrauką daryti, kurią zoną, kiek laiko pjauti ir panašiai. Ten begalė informacijos, kurią galiu susidaryti, susidėlioti ir tas robotas tikrai didelė pagalba. Aš manau, labai nedaug trūksta, kad jis nuvažiuotų į parduotuvę ir apipirktų, tai būtų visai fantastika. Bet šiaip aš labai džiaugiuosi, dirba labai tyliai, važinėja labai greitai, dizainas atrodo tikrai labai gražiai, galiu pasakyti. Tarp kitko, jeigu naudojate namuose Alexa, tai jūs galite netgi balsu jam reguliuoti, ką daryti, kokiu aukščiu ir panašiai. Tai turint Alexa visą sistemą, netgi jis nuo balso jūsų klausys ir darys tos darbus, ką liepsite. Faina. Aš nežinau, ką toliau dar patobulės, bet jau čia yra labai gerai. Dar daugiau informacijos rasite ginalas.lt, o jeigu dar trūksta informacijos apie tai, kokį robotą pasirinkti, kokio dydžio, pagal tai, koks jūsų sklypas, nuokalnės išdėstymas visas, tai visą laiką kreipkitės į Štiliaus atstovus Lietuvoje ir jie padės jums įvertinti sklypą, gali net atvažiuoti į vietą, sužiūrėti, patarti ir galbūt net padėti instaliuoti arba bent jau suprogramuoti.